Tokioj saloj, jinai vadinasi Trikeri. Ir ją judėsime iš šiaurės į pietus ir turi dvi viršūnės. Ir labai įspūdinga perėjimas, tai yra susiaurėja ir tikrai įspūdinga bus žiūrėti ir judėti tuo. Jungle, watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on. The music that we choose. The music that we choose. The music that we choose. It's the music that we choose. Get the cool, to shine. Get the cool to shine. Get the cool to shine. Get the cool to shine. Haikas per gražią salą. Puikus haikas. Tikrai labai nuostabu. Šiek tiek sukilom, nuostabus vaizdai. Oras beveik lapkričio mėnesio tiesiog idealus Graikijai. Matos iš tavo porų atsivėrusių kapiliarų ir Tai praktikų. žinok, darom čia geriau negu sauna. Terapijos, aromaterapijos pakeliui vyko. Ok. Tai viskas yra puikiai. Išmetė mus. Šiandien mes atvykome, susišvartavom prie miestelio Ermionį, jį vadina Ermionidą. Tai yra labai cozy miestelis, fainas, mažiukas, su geru senamiesčiu ir vakare mes ten nueisime pasivaikščioti, pavakarieniauti, geras maistas. O dabar čia atvykome į Katafikį laipiojimo regioną. Jis yra tiesiog nuostabus, gerai įrengtas, daug trasų, viskas tiesiog patogu. De Perena.
Toksai tas rytas. Aromatai geri. Mane Argentina nupokė, kiek steikos laiko. Argentiniečiai? Kalbu neperpjausiu. Toks rytas prieš Jo, su turtiniais steikais, iš kiaulienos, aišku. kiaulienos steikai. Marinuoti su rose vynu, rozė. Delfinai mums šokinėjo šalia. Delfinai šokinėjo, roniuką matėm, pamojavo pedeku. The power of... Vistai geras skylė, Jonai, šitose maikone. Jo, ne, čia labiau toks power, dar funkcionavimo. Parodyk nugarą? Labą rytą. Štai mes atsibūdome piečiau Kiparisai Vlachi toks vėjus. Ir čia yra vienas iš labai tokių laipimų gerų regionų. Bet vakar tiek prisisėlinom, 700 jūrmilių nuvarėm, tai dabar eisim turbūt haikinti, gal ir laipimą. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away, where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep. We're future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your party's now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year, and nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like rhinestones from the sky. Gerai atrodo, ne? Wow. Every day, same routine. Clear target in summer, and skies are blue. It's part of the noise when winter comes. It reverberates in my lungs. Hi, hello. Yes. Thank you. Από τον Πραστέτα Κοινωρία. Ενημερίζουν τα τσακώνικα από τον Παππούδεμι και του γονείς. Αγρούσανά μου είναι νηδιαγμένα από 7 χώρες εκεί τα Κοινωρία. Ανατολικά το Λοκόνιο, το Αρκαδία. Έχουν ενδιαφέρουσε κοινωνίες από άλλες 7 χώρες, η Ιταλία, η Νησίδα, η Κενία. Tai mes esam Leonidija Laipėnų regione. Žiauriai faina vieta, nes šalia yra jūra.
matęs kitas salas aplinkui ir labai įspūdingos suolas. Labai daug laipiotojų, greičiausiai vienas iš populiariausių čia yra laipiojimo regionų. Yra pavėsi, tai greičiausiai dėl to yra daug čia lipančių. Ir mes ką tik grįžom iš tokio vieno laipiojimo krego, kur visiškai pavėsi, tokiam kanjone. Žiauriai jėga, pralipam 6 buvo visi kampu. Okay. Tai labai įspūdingai viskas, žodžiu, highly recommended. Δεν παίρνω ανάσα από το κουκούμπα. Μην το αφήνεις να σε σέρνει από τη μύτη. Αστείο, νυχώνεις τη μύτη σου παντού. Α, καλά. Κι εγώ κουκουμπέρος. Τι μοιάζει, τι ilgai leistas, teisingai. Susikaupęs. Jo, po šitą praukšą, žinai, tai reikia susikaupti, pamačiu suolą. Čia mes užėjom iš miestelio. Nice. Kapitono vakarienė. Oi, pusryčiai. Na, jūs vakar valgėt, pasakyk gali. Nu, davai, ragauja mūsų ką tik pagautos, Andriaus ką tik pagautos garažą. Žiauri gera. Gera, ne? Žiauri gera. Kas užtikrinė? Buvo kokia mėsinga. Man nekilo idėja padaryti vieną filmuką, vieną. Gera diena vakar. Gerai palipom. Šiandien daug privalgiam ir tikimės atpilti. Andrius sakė, vėjelių bus po pietų gero. Vėjo, tai vat... Pradėjom ruoštis tam iškart, kad būtų... Kokteiliukai, tablečių nuo pykinimo ir raudono vyno. O vakar labai fainas multipičas. Pradžiai biškai nepataikėm į pradžią. Prakeverzojom per visokius krūmus. Viskai labai fainai pralipom, o atgal graikai geri žmonės, žinai, pirmas ūkininkas su trakinė mašina sustojo, įkratė mūsų vidų ir išleido ir kažkokį žodį murmėjo, mes nesupratom. Pasidalinome į 3 grupelės ir viena iš grupelių, kurioje buvau aš, ėjome prie krego palaipioti, pavadinimu Paganija. Priėjimas pakankamai karštas, status, nuo jachtos 6 kilometrai. Priėjus prie krego, užėjo debesėlis, tai labai smagiai palaipėjom, palydinom, patopinom, kas norėjo. Na, o tada grįžom atgal į miestelį, susitikom su antra komanda, kurie jau pralipo multipičą, pavalgėm ledų, sulčių. Tada buvo
sprendimas nueiti dar palaipioti, tačiau pakankamai greitai pradėjo tempti, tai nuėjom prie jūros, išsimaudėm ir pavalgėm oktopuso, labai skaniai, švieži ir grįžom atgal į jachtą. Didelės sienos, daug rajonų, gali kur nori keliauti. Tai mes iš tikrųjų nemažai aplankėm, palaipėjom, užlipom ir į aukštas sienas, grįžom vėlai naktį, pavalgėm, nes ten yra tikrai cozy miestelis su savo tokia šarmu, tokiu vietos sulaukti turistų, visi svetingi, visi kviečia, visi bando lietuviškai, čiut nešnekėti ir taip toliau. O dabar ir po to, kadangi didelis vėjas kyla, mes nutarėm, kad greičiau mums reikia čia privažiuoti, tai mes jau prie poros šiauriniai pusėje prisišvartavom tokioj įlankėliai, pailsėti 4 valandas, nes visą naktį buvo toks kaip vaktos. Po 2–2,5 valandos keitėsi ir plaukiam. O mūsų grupelės diena buvo nuo iki. Nuo pradžios dienos iki tikriausiai su kaupu pabaigos. Tai aš, Andrius, Eimantas ir Modestas. Palaipėm sportinius, pasimaudėm, tada daug ėjom iki multipitcho. Tai čia buvo jaučiu karščiausia dienos dalis, kai reikėjo prisitraukti iki multipitcho. Žiauriai karšta buvo, žiauriai sunku. Juokėmės su Eimantu, kad kol daeini iki multipitcho gali pradarasti norą įlipti. Bet pats multipitchas buvo žiauriai smagus, žiauriai fainas. Labai linksmai mes jį pralipom, biškį skauda rankelės, biškį skauda kojelės nuo daug ėjimo. Ir fun fact buvo, kad kai mes užlipom, pradėjom fotografuotis, gavom nuotraukas iš draugų lietuvių, kurie irgi tą dieną toj pačioj vietoje lipo, tik tais anksčiau. Ir paskui miestelėje vakare su jais susitikom truputėlį pasilabinti. Tai tikrai toksai būna smagus, kai Lietuvoje susitinki rečiau, o susitinki kažkur Graikijai, Leonidijo, mažam miestelėje su draugais iš Lietuvos. Why not? Tai puikiai diena. Puikiai, labai kelionė, labai smagus. Labai konceptas. Mm-hmm.